tau? Dėl Dievo, kas tau, vaikeli? Linute, kas tau? Viskas gerai. Tu viską gerai padarai. Bet mes būtinai dabar turim kreiptis į policiją. O jeigu aš žmogų užmušiau mamą, įsivaizduoju, kas dabar bus? Saugok viešpatin. Jeigu tokia nelaimė ir atsitiko, bet tugi nekalta. Tu kynėsi. Dievo, aš ant tos kalties dabar visi laikraščiai, visos televizijos skambės, kad aš pedofilam ne tik savo vaiką stumdžiau, dar ir žudikiai. Kodėl dabar? O gal tu apsirikai? O gal dar jis tik tai nesunkiai sužeistas? Ne, mama, aš jį be gyvybės ženklų palikau. Tvojau iš visų jėgų ir susmuku. Mes turim kreiptis į policiją, Linute. Nu ką policija, nepasitikiu aš jais. Jeigu jie mažo vaiko nesugeba paimti, kuris priklauso man. Taip. Pats geriausias pareigūnas ir tas komo ir kodėl dabar. Tai ką mums daryti? Tai ką? Mes kūną turim paslėpti. Tai saugok viešpatie. Mums reikia kreiptis į policiją. Tu kas toks? Nauja apsauga. Popierius parodyk. Nu gerai, bet tai informuot kažkas turėjo, tai čia žmogus infarktą gali gauti. Tai bardakas kažkoks. Tai kur tas Jonas, kur mane anksčiau saugojo? Šeiginė. Reikia pailsėti. Jo, visiems reikia pailsėti, Tai o kas mane pakeis, kada man išeiginė? Nu tai mums irgi darbas. Ne, nu viskas gerai, čia atsiprašau, man nervai nelaiko. Klausykit, mane medžioja kaip žvėris, aš nežinau, ką daryti, ko griebtis, kad... Viskas gerai. Dieve, aš jam skambinus, jį nekelia ragelio. O, brangutis sugrįš, jisai sugrįš, niekur dėsis, nesijaudė. Nežinau, mama, kuo toliau aš galvoju, tikrai, tu neįsivaizduoji, žinok, aš kalta. Iš tikrųjų, jisai kentėjo, jisai niekada nesakė, kaip jaučiasi, jis visą laik slėpdavo, visą laik nutilėdavo, nieko nesakydavo. Aš tik apie save galvojau. Nekalbėk tu nesąmonę, tu visada galvoji apie visą šeimą. Žinok, aš niekada jo nesu paklausus, kaip jie pensiakas darbe, kur jisai užtrunka. Niekada neklausiau, ką jisai iš vis galvoja apie šitą košmarą. Niekada. Aš tik apie save galvoju. Ne, gerai, brangutė, gal ir negerai, kad aš jį aptaldžiau, bet mesgi... Gerai, iš tikrųjų tai gerai. Tai va, tiesą pasakius, aš ir sakau, taip, ir aš taip, bet mesgi ginam savo šeimą. Jisai turėjo pasirinkti, ar jisai su šeima, ar jisai kitoj pusėj. Na, va, ir pasirinko, Pasirinko.
Bet tu nepergyvent, nekur dėsis, jisai sugrįš. Čiagi žinai, kaip visose šeimose čia būna, vat, blogos dienos, geros Ai, dienos. nežinau, žinok, dabar tai net nežinau. O jeigu negrįš? Jeigu negrįž, tai mes tada trise kovosim. Aš tau Ramunėlio arbatos padarysiu, gerai? Gerai. Alio? Kas? Kada? Supratau. Ar kas atsitiko? Klemensas mirė, įsivaizduoju ką tik va dabar. Daktarai nieko negalėjo padaryti. O Dieve. Viskas turi važiuoti į darbą. Nu dabar čia tai aš tikrai nekaltas. Kaip dabar tą pocių surast, ką? Tas šuo niekur toli nenubėgs. Be pašalinės pagalbos jis yra nulis. Paieška jo paskelbta. Paieškoje aiškiai parašyta. Ginkluotas ir pavojingas. Bet kuris mentas nukeps vietoj, nieks dėl jo nesterlios. Aš jau dabar žinau, kuris yra. Man tai reikia, va, mobiliuoju telefonu jam paskambinti. A, čia tas telefonas, kur davėt. Taip. Palaukit. Ai, mentaigi irgi gali. Taip, žinoma, Volodė gali, bet tik tais tam jie turėtų turėti tą telefoną. Žinot, telefono numerį, supranti? Aha. O mes jį žinom, daugiau nieks jo nežino. Ateik čia pažiūrėti. Taip. Čia kam jis skambino? Tėveliui savo, kamgi daugiau. Susitik turbūt ruošiasi. Palauk, jeigu daugiau nepaskambins? Nu ką reiškia nepaskambins? Nu tu pats atsidurk jo vietoj, nebepaskambins. Paskambins. O va, kai paskambins Volodė, tada tu žinai, ką reikia daryti. Ne? Jo. Su daktaru ką? Daktaru aš pats pasirūpinau. Jis Lavonas. Tik dar to nežinau. Gudriai, bet labai brangiai šįkart. Dabar toliau dėl Pociaus. Reikia pagrobti jo dukrą. Ir dar, kad prie Pociaus Lavono būtų surasti dukros rubeliai. Įsikirtai? Nu, rubelius tai lengvai padarysim, bet kaip tą dukrą ištraukti? Dukrą ištrauksim irgi. Gražiuoju ar jėga, dukra bus nugabenta į Vilnių, į vaikų teisų apsaugos tarnybą. Ten aš turiu pažinčių. Lengvai ją paims iš ten. Aišku. Tiesa, čia dar yra toks reikalas. Galiu? Klok. Nu, tas mentas Klemas. Jis man ant kulnų lipa. Šitą Fricą jau prigazdino ir ten jau Fricas neša muilą. Toliau. Tai jis mane ir perspėjo. Ką man daryti? Klimas šlykštus tipas. Labai jau giliai knisa. Teis ir jo eilė. Būk ramus, pasirūpins. Bet dabar, Volodė, svarbiausia problema yra Pocius ir jo dukra. Aišku? Jo. Kad tik paskambintum. Paskambins, nebijok, niekur nedings. Paskambins blandėlis.